Žinau, tokia pagrindinė nerūgštingumo. Šiandien gruodžio 13. Šiandien išeinam iš turmo. Taip. Skamba stipriai. Dėl ko? Dėl to, kad 13? Jo. Aš kažkaip netvirtai skaičiais. Žiūrėk, gal bus proga patikėti. Žodžiu, kraunamės daiktus ir linguojam į viršūnę. Ja, reikia viską apgalvoti. Reikia kuo lengvesniau, bet žiūri, kad vis tiek ta kuprinė tokia darosi. Po toliau dar tą įsidėsiu, dar tą įsidėsiu, dar tą įsidėsiu. Kuo toliau tuos... Matai, jeigu labai bus lengvas, tai bus šalta eiti. Logiška. Vatsomai. Šaudavo, ne? Kažko pastoja tokios įžvalgos. Tokios auksinės idėjas. Gerai, dabar reikia pagalvoti apie maistą, ką mes valgysime. Žinai, tai kaip kuprinė, čia pusė velnės. Pažiūrim, čia ta jo technika. Nėra labai sunki. Murkt. Dėsi šitą kepurę? Aš žinok, jo, man atrodo, kad čia gera mintis. O kaip jisai vatavo. Biškis snapelis, ar ne? Tas snapelis nuo Bet aš praeitą saulės. kartą, kai buvau užsidėjęs, tas snapelis nuo saulės kaip ir gerai. Bet labai rasoja akiniai. Nes, žinai, būna puti, toksai, per tą R3. Žinau, Ir jos taip neišeina per viršų. Tai bet kada nusim galim. Tai toks nežinau, aš dėti ar nesidėti, turiu pasakyti. Aišku, vėl. Čia kiek jau tie pripratimai nosis visą laiką su kepurė, žinai, šitą. Bet tai turim šitų kepurių. Ant nosies apdangalą turim. Nuo saulės. Turim. Nuo akins turim. Kam tas snapelis? Nežinau. Nežinau, aš neimsiu. Aš irgi nenoriu, nes jeigu labai saulėta. Primerksi vieną akį, jeigu labai saulėta. Tai dvi gali tiek primerkti. Vieną tai nieko tokio. Svarbiausia pasiimti sneakersą. Aš jau pasiėmiau 2. Tik tokius labai neniukus. Ką tokius? Mažiukus. Mažiukus. Neniukus. Sneakersai. Ujikersai. Ha? Taip, nenusikeikiu. Ujikersai, sakyt. Paskui sako, kuo tiek daug keikėsi, nes prisiklausau. Ką, susimatysim ant viršūnės. Nuotaikos geras, gal ir netrodo čia į mus žiūrint, bet ypač į jį. Ne, aš tai laimingas. Aš prabadau 10 minučių prie žadintuvą. Nu, va, to išeisim. Bet geras šiaip jausmas. Deduosi kates. Nuostabus oras. Čia išeina mažiau patyrusi grupė. Tai toks labai įdomus dabar jausmas. Aš anksčiau būdavau irgi toks, kur jaudinėsi. Galvoji, kaip čia bus. Kaip ką čia nepamirš, kaip čia spėt. O šiandien absoliuti ramybė. Nėra jokio nei skubėjimo, nei lėkimo, nei nervų, nei streso. Tiesiog gera viduje žiūrėti į kitus. Ramiai ruoštis. Jo. Su laiku ateina viskam patirtis ir žinios. Labai įdomu. Dar niekada taip nesijaučiau ramiai ir pasitikinčiai. Fine, labai fine.
Na ir viskas. Vėliau prasideda viršūnės šturmas. Po 10-11 valandų maždaug turėtume būti pabaigę savo 7 viršūnių projektą. We can go! I'm ready. Viskas, važiuojam. Nuotaikos puikios, kojos lengvos, galva rami. Nežinau, ko dar galėtų reikėti ir pasilinkėti. Kągi, artėja 10-11 valandų turėtume būti viską baigę. Kalniuku. Tikiuosi gražių vaizdų, geros nuotaikos. Jau karšta. O. Hi. What's happening with friends? Yeah, we're gonna do Oh, shit. Ką, iš kitos komandos vienas žmogutis iškrito jau. Plaučio edema prasidėjo. Gana žiaurus likimas. Ir nieko nepadarysiu dabar. Nėra jokių vaistų, turi greitai leistis į apačią ir atsidurti kuo greičiau pas medikus. Jo liūdnai būna. Atrodo, tikrai nėra labai sunku, bet jeigu tik kur bus kažkas tai neišdirbta, tai sveikata, ar tai fiziškumas, ar psichologija ir gali dėja taip atsitikti. They left Lithuania with nothing but a dream strong enough to circle the planet. 7 continents, 7 winds, 7 places where the sky touches human will. They crossed deserts, jungles, glaciers, and oceans, carrying a flag and a promise. Just as Nereus walked where silence roars, where air thins, where only the brave dare to breathe. And everywhere they step, the world learned the name of their homeland. The mountains bow. Einu ir einu. Aš tave šaukiu už galą, tai negirdi mane. Norėjau atsakyti nieko. Aš buvau ant bangos. Va ką man tau sakyti? Kaip kitaip pavadinti? Eat and drink.
3 o'clock. Now it's 11:41. Gidas ką tik ant kamščio užminė arba saulės smūgį So gavo. higher up, we have plenty of time to go. Kažkokie keisti jo sprendimai. Oh, that will happen. Right near the top. Nei būnybė. Okay. Kaip jau ties, žiūrėjau. Šalta. Jis nori greičiau eit, mane aukštis apiksė imt. Mūsų to ir islus labai. Eita, tauškiais. Nu jau, jam daug komandą patupinti. Nu, bet jau aplenkčiau tada kalbėtis, žinai, dabar einam kažkur tais neaišku kokiu šunkeliais. Virvės pinasi. Tauškiais. Biškutį pliurpą. Pliurpa, jo. Šalta. Jau, pusę kelią. Stojo ir pradės tik šalti. Visos minus 30 kažkeli. Neįsivaizduoju. Šaltoka, bet kyla viršus. Kur teks? This is a good time to consider getting your mittens out. If your hands are nice and warm, no worries. But just think about it. Vėl turim didelių problemų su savo vienu komandos nariu. Likus maždaug 200 metrų iki viršūnės. Jisai vėl nebepaeina. Ir iš tikrųjų viskas būtų gal ir gerai, bet labai yra mum nepatogu, kai mes turime eiti tokius žingsnius. Jisai tiesiog kerta per mūsų ir moralę, ir mūsų tempą. Tik tai tiek, kad dabar ir gidas bando kažkaip situaciją spręsti. Ir aš bijau, kad jisai visai neapsisuktų, nes atrodo labai sudėtingai ir labai sunkiai. Bet jeigu va gidas apsisuks, mums jau bėda. Nes nežinau, ar leis mums vieniem kilti. Mes čia su Justuku tai greitai užšoktume į tą viršų. Rūkas artėja. Reikia spėti, kol dar jisai neatėjo iki viršūnės. Ajajajajaj. Vargelė. Aš to atsirišiu nuo pagrindinės virvės, nes atrodo labai sudėtingai čia viskas. O tai liko taip šiaip sunkiausia atkarpa. Ojojoj. Kas žmogau tau yra? Ką gidas ėmėsi ryžtingų priemonių, kadangi bėda neišsisprendžia. Aš apskritai ruošiuosi atsisekti nuo virvės, nes man ta situacija nepatinka. Tai dabar paliks kuprinę. Žmogutis, kuris nepaeina. Ir tada bandysi gidas vilkti jau savo jėgos ir savo patirties pagalba į viršų. Mes įsitraukiam ledkirčius
trauksim ledkirčius. Ir... Nepames kuprinės, jau ir smitus važiuoju. Ir eisim į viršų su ledkirčiukais. Čia turim virš 35 laipsnių šalčio. Ką tik gidas sakė, kad viršui gali būti ir virš minus 60 jutiminė, kadangi labai didelis vėjas ir iš tikrųjų matosi, kad vėjas šuoras nešioja. Tai dar kiek palipę, pabandysim apsirengti jau visus savo ekstremalius drabužius, nes iki viršūnės jau visai netoli. Gražu, ne? Aha. Opa! Kažkoks kosmosas. Dar ne, dar biškį lukterk, bet jau artėjam. Čia bus toks aštrus kampas, labai atsargiai, nepargriuk. Tuoj bus tokia aikštelė. Tuoj čia bus tokia aikštelė prieš pakilimą. Štai ir yra. Padariau. Paskutinis žingsnis. Viskas. Turim. Šiais paskutiniais žingsnis atsidūrėme pačioje Antarktidos viršūnėje. Taip užbaigdami šią nepaprastą istoriją, kuri prasidėjo prieš 4 metus nuo nekalto nuotykio ir baigėsi
apkeliavus visus šios planetos žemynus ir iškėlus trispalvę visose aukščiausiose šių žemynų viršūnėse. Noriu skirti šią viršūnę savo šeimai, kadangi be jų mano kojos čia tikrai nebūtų. Linkėjimai Gintarei, Smiltei, Vyčiui ir Taurui. Myliu jūs. Taip, prisijungiam prie dviejų legendinių lietuvių. Esam dabar 3. ir 4. lietuvis, kurie įlipo į visų žemynų aukščiausias viršūnės. Tikrai nesam paskutiniai, labai linkiu, kad dar daugiau lietuvių čia atsidurtų. Iki susitikimo, brangeli. Nuotaikos puikios. Pagaliau užsikeberiojam ant paskutinio kalno ir aišku, kaip ir turėjo būti. Čia yra Antarktidos karūna. Fantastinė vieta. Aukščiausia vieta Antarktidai. Šalčiausia vieta Antarktidai. Tikrai įspūdingas vaizdas. Keturi metai kovos. 4 metai pasirašymo. Baigėsi šią akimirką. Tu nesidairyk, tu eik į priekį. Jeigu tu dairysiesi, tu sustosi, aš ant vyrius užminsiu. Good job. Thanks. Thank you. Congratulations, bro. Thank you. Thank you. Good job, good job. Thank you. The 7th summit done. Thanks. Enjoy. Stok. Ten visai problemos. Šit manęs nenunešė nuo kalno. O aš leistis mėgstu. Atrištų, kas dabar mane nuvirvės ir nulėkčiau į apačią. Reiks pasiprašyti. Picture, move. Ant virvės, nuo virvės. Yeah. Ateik čia. Yeah. One more. Let's go. Go. Okay, hang right here. On this hill, keep the rope more tight. Okay. Okay? You know what we say? Okay, good luck. Good luck. Enjoy. Everest, Asia's throne of storms, Aconcagua, the spine of South America, Denali, the frozen heart of the north, Kilimanjaro, Africa's golden crown, Karsten's pyramid, the stone blade of Oceania, Vinson, Antarctica's silent kingdom.
6 giants behind them, and one final star ahead, the seventh summit. While they climbed back home, curtains moved at midnight, phones glowed in dark rooms, children marked their path on maps, mothers whispered prayers, and partners held on to hope like a heartbeat. Every message sent from the sky, every photograph of snow. Nu va, nuėjom ir parėjom. Jaučiuosi kaip iki kokio Akropolio sulakstęs. That's right! Smagu vis tiek, kai viskas baigėsi. Eini, darai, lipi per save ir va, ateina ir pabaiga. Gera, taip ramu galvoj. Kiek save atsimenu, visą laiką galvoj didelis triukšmas. Karo būgnai muš. tą reikia padaryti, aną padaryti, tą įveikti. O dabar ramu, tylu. Harmonija. Žinau, kad visą laiką taip nebus. Sėskit, prašom, ponas. Ilgai tai nesitęsta ramybė galvoj. Turbūt vėl ką nors sugalvosiu. Bet dabar galiu švęsti. Ir mėgautis. Buvo ilga dienelė. Nelabai, tik 9 valandos. 9 valandos. Ne 20. Jo. Gert norėčiau. Well done. Yeah, So, well done. about being slow. Okay. But main thing that we are safe now. Koks fainas vakaras, aš nemoku papasakoti. Tuotų malkų laužą pasikurčiau ir barbekiu įsikepčiau. Nerealu. Šiandien gidas sakė, dar niekada, kiek jisai yra lipęs, jau 6 kartus yra, šiandien 7 buvo. O, kaip simboliška. Mūsų 7 summits ir jo. Tik tais į Antarktidą. Tai sakė, niekada tokio gero oro čia nebuvo. Ir dar jis niekada taip greitai neįlipo. Šliaužiau kai vėžlys, bet okei. Pasirašau. What we will eat today? We're cutting up all this sausage. We're gonna make a whole nother bag of it too. We got this bag, and it's just taking a while. So yeah. You know, saying the meat is mesa. Mėsa. Can somebody cut these? O, Justas įsiprašė į asistentus. Justas. Beatos virtuvė. Because then I can. Nelabai pagalastas. I can work into this. Gerai, gerai. Pamatys žmona, kad sugebi. Iš virtuvės neišeis. Let's get the internet back on. Sucks up here. Oh, Madison reposted your stuff. What did they say? No, I mean this. Did you actually see the toilet situation? Mes Somebody peed. nežinom tiksliai, bet išgirdom šiandien tokią naujieną, kad vienos grupės viena keliautoja, moteris, dėl kažkokių tai sumetimų tiesiog atsisakė naudotis, kaip pasakyti, tualetų, nes tokio tualeto kaip nėra. Ten yra tokia skylė, kurią reikia išpilti savo visus reikalus, bet jos reikia padaryti į butelį. Tai ar jinai to butelio neturėjo, ar jai kiti kažkokie tais veikia nusistatymai, bet sako, kad jinai visą laiką kelnes darė. Jinai visą laiką darė kelnes ir ta kompanija turėjo duoti į atskirą tentą, čia pasako, nes visi atsisakė ryštis ir tos pačios virvės, tai tam pačiam palapinį, to pačiu palapinį mėgoti, nes kvapas labai nemalonus, tai čia vis laik šlapinasi kelnes ir eina viršūnę ir visą laiką, ne to, kad sustotų ir padarytų kažką.
visi išlapinasi kelnes. Minus 35 Tai viskas turi sušlapinti, tai sakau, kad aš nesuvokiu. Kaip jinai išgyvena? Aš nežinau. Taigi Unless you have done it O kai tu tavo kelnes Gal šlapias. pasikeičia tas kelnes, paliko čia, That's žinai, the pasikeitė, problem with doing naujas užsidėjo, vėl susijojo, kol šalta pasidaro, vėl prisisiojo, nežinau, kažkas nesuvokiama. Sako, kad nusileis, kai jų tą gleišerį. Jis sako, kad juos net neįleis į valyklą, nes, tarsi, tos susmarvė, tarsi, gali prie visų žmonių būti, vis tik turės kažkokį dušą, eiti kažką. Nežinau, kodėl taip yra, kodėl čia taip elgesi, bet skamba labai kraupiai. Pavojinga gyvybė. O. Next. Hurry. Come over here. Help the chef out. Can you help this mine? Dabar tai pavalgysim. Pagaliau. Awesome noodles there. These look pretty good. Po sunkios darbo dienos. Fucking delicious. Right timing. Tu išgirdai ir pataikai. You know when to show up. Tu išgirdai ir pataikai. Ne, aš biškai buvo ant rimtą reikalą nuėjęs. Čia irgi rimtas reikalas. Aš gerai pavalgysiu. Dar taip gerai turbūt nevalgiamčiau. Po tiek badavimo valandų. Do you have your bowl? Do you want some of this?